Šiandien žiniose. Panevėžyje modernaus baseino statybų terminas atidedamas. Miesto savivaldybė skiria 100 000 eurų bendruomenės idėjai. Miestiečiai piktinasi eilėmis prie vienintelio Kalnapilio arenos parkomato. Kai bus pagerinta miesto viešųjų erdvių infrastruktūra, bendruomenės teikti savo idėjas vėl kviečia Panevėžio miesto savivaldybė. Iniciatyvų konkursas šiemet jau startavo, o jo rezultatai ankstesniais metais papuošė ir įveiklino ne vieną miesto vietą. Pavyzdžiui, kultūros ir poilsio parke įkurta šokių terasa. Mes tikrai naudojamės, praeitą jau vasarą darėm keletą šokių vakarų, susitikimus. Žmonių ne per daugiausiai dalyvauja, apie 20-30, bet tai ta terasa būna pilnai užpildyta. Ir dar vaikščiančių parke, dar ir žiūrovų čia būna. Netgi, kas įdomiausia, kad ir per vieną, ir per kitą tą šokių vakarą prisijungė tiesiog žmonės, kurie atėjo pasižiūrėti, jie tiesiog atėjo irgi pašokti. Tokių, o galbūt ir visai kitokiai veiklai skirtų erdvių Panevėžyje šiemet gali būti dar daugiau. Iki pat vasario 14 dienos gyventojai gali teikti savo pasiūlymus, ką būtų galima įrengti vienoje iš 8 savivaldybės atrinktų teritorijų. Jas galima pamatyti puslapyje dalyvauk.panevežys.lt. Kad savo idėją pateikti būtų paprasčiau, savivaldybė šiemet organizuoja ir kūrybinės dirbtuves. Dirbtuvės pareiškėjams, kurios pagelbės ir paskatins turbūt daugiau tų miesto gyventojų dalyvauti, nes padės jiems su idėjom apsispręsti, gal kažkaip išgryninti tą idėją per kūrybinės dirbtuvės, kurios numatomos sausio 16 ir sausio 30 dieną 18 valandom, kur galima registruotis per mūsų savivaldybės puslapyje Bendruomenių iniciatyvos 2025. Taip pat tas visas idėjas galima teikti elektroniniu būdu ir popieriniu variantu, laišku, elektroniniu per platformą Dalyvauk arba dalyvauk.savivaldybė.lt. Laimėjusias idėjos įgyvendinimui numatyti 100 000 eurų. Idėjos teikimo formą ir kitą informaciją galima rasti Panevėžio miesto savivaldybės tinklalapyje. Rekonstravus Aukštaitijos sporto kompleksą bus įrengtas FINA reikalavimus atitinkantis modernus baseinas su spa poilsio zona. Komplekse veiks restoranas ir sporto salės. Deja, per šiuos metus užbaigti darbų nepavyks. Įvykdymo terminas su bendrove Panevėžio statybos Trestas bus pratęsiamas. Užbaigti darbus tikimasi 2026 metų rudenį. Įgyvendinant projektą sporto komplekse keičiamas stogas, apšiltinamas fasadas, įrengiamos lifto šachtos, atnaujinamos šildymo elektros sistemos, vandentiekis, kanalizacija, įdiegiama apsaugos ir priešgaisrinės sistemos. Skaičiuojama, kad vienu metu baseinų, spa ir sporto salių patalpose galės būti 250 lankytojų. Baseino zonoje planuojama įrengti 600-800 vietų žiūrovų tribūnas. Bus modernizuotas apšvietimas, atnaujinami želdynai, įrengta virš 100 papildomų vietų automobilių stovėjimo aikštelėje. Anot projekto vadovo Tado Stanikūno, rangos sutarties kaina daugiau nei 28 milijonai eurų. Panevėžiečiai skundžiasi, kad prieš kiekvieną didelį renginį Kalnapilio arenoje, norint sumokėti už parkavimą, tenka stovėti ilgoje eilėje prie vienintelio parkomato. Nors arenos aikštelė talpina daugiau nei 500 automobilių, Panevėžio miesto savivaldybė neplanuoja įrengti dar vieno parkomato. Pasak Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės Inos Urbonavičienės, prie Kalnapilio arenos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje už stovėjimą taip pat galima atsiskaityti naudojantis mobiliąją programėlę, siunčiant SMS žinutę ar įsigijus nuolatinius bilietus, kurie galioja raudonos ir žalios zonų stovėjimo vietose. Elektromobiliams parkavimas yra nemokamas. Anot specialistės, Kalnapilio arenos aikštelėje papildomų parkomatų įrengti neplanuojama.
nes dauguma bilietų, apie 80%, renginių metu įsigijami naudojant mobiliasias programėlės arba SMS žinutes ir tik apie 20% parkomate. Skaičiuojama, kad vieno parkomato įrengimas kainuotų apie 20 000 eurų. Šiuo metu Panevėžio mieste yra 52 parkomatai, iš kurių 5 leidžia atsiskaityti bekontakte bankinę kortelę, įskaitant ir parkomatą prie Kalnapilio arenos. Šiemet įvyko pirmasis bendras Panevėžio miesto bendruomenių boulingo turnyras. Anot vieno iš turnyro organizatorių, Panevėžio miesto tarybos nario Rimanto Narkūno, šiuo metu mieste veikia daugiau nei 10 bendruomenių, o boulingo turnyre dalyvavo 7 bendruomenių komandos. Prie jų prisijungė ukrainiečių komanda, bei dar 2 mišrios iš bendruomenių narių ir sirgalių sudarytos komandos. Ši idėja kilo praeitų metų bendruomenių susirinkime, kad reikalinga, galvojom, kažkokia nauja idėja, kad 25 metais suaktyvinti vietos bendruomenės, kad jas suburti, kad tos bendruomenės vieną kitą pažįsta, pasipažintų. Šiuo metu mieste yra registruota virš 10 vietos bendruomenių. Tiesiog tos bendruomenės tarpusavėje bendradarbiauja tik tai projektinėje veikloje, todėl kyla idėja, kad jas taip, kad laisvalaikį praleistų ir neformalioje aplinkoje. O pasirinkom boulingą iki fizinį aktyvumą ir toks žiemos periodas, kad lauke renginio padaryti neįmanoma, sniego jau nebėra. Tai tokia idėja ir kilo, kad šiais metais. O ateityje planuojame jau pavasarį bandysime daryti ne tik tai, sakykime, boulingo turnyrus, bet ir sportinius renginius, ir kultūrinius renginius. Kiekviena bendruomenė yra unikali, turi savo tradicijas. Manau, tai taip mes mieste suaktyvisim ir sieksim kokį didesnį bendruomeniškumą mieste tarp bendruomenių. Labai smagu šiandien matyti, kad tiek daug mūsų susirinko. Gavome kvietimą iš bendruomenių tarybos dalyvauti šioje smagioje atrakcijoje ir iš tikrųjų nesitikėjom, kad tiek daug komandų susirinks. Šiuo metu mūsų komanda žaidžia jau antruoju etapu, tai jau 2 valanda žaidimo ir tikrai labai smagu. Mūsų laimėtojų laukia taurės, bus pereinamųjų taurė, tai tikrai džiaugiamės, kad iš tikrųjų yra nauja proga susiburti miesto bendruomenėms. Tokių progų iš tikrųjų mažai turime. Iki šiol mažokai turėjom, bet šiuo metu atgimsta mūsų bendravimas, atgimsta bendruomeniškumas. Tai tikrai tikimės, kad tai naujas žingsnis į priekį naujai bendruomenių draugystei. Su visa savo bendruomenės komanda sudalyvavome tam turnyre. Aišku, tą turnyrą jau buvom planavę anksčiau. Ir Rimantas Narkūnas įdėjo daug pastangų, kad suburti visas bendruomenės ir visos bendruomenės tarpusavy turėjome parodyti savo jėgą. Ir aišku, mes gal nesitreniravę ir panašiai, bet visi noriai tikrai atsirinkom savo komandą ir aš tikrai patenkinta ir vertinu ir tiesiog palieka įspūdį, kad mes tikrai galim bendruomeniškai visi sueiti ir kažkokias pravesti varžybas. Pirmąją vietą ir pereinamąją taurę iškovojo Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenė, antrąją bendruomenė Už upės, o 3 vieta atiteko seniausiai Panevėžio miesto bendruomeniai Senamiestis. 4 vietoje liko Liekupio bendruomenės komanda. Jau netrukus panevėžiečiai galės džiaugtis dar viena nauja sporto erdve po atviru dangumi. Kultūros ir poilsio parke šiuo metu įrengiama nauja sporto treniruoklių aikštelė. Įgyvendinant projektą Sveikas senėjimas, parke statoma 15 stacionarių treniruoklių ir 3 žaidimų stalai. Nauji įrenginiai yra atsparūs aplinkos poveikiui, todėl juos bus galima naudoti ištisus metus.
Kiekvienas treniruoklis turi reguliuojamus svorius, leidžiančius pritaikyti pasipriešinimą pagal individualius poreikius. Pasak Panevėžio miesto savivaldybės sporto skyriaus vedėjos Živilės Užtupaitės, šis projektas siekia skatinti fizinį aktyvumą viešose erdvėse, sudaryti sąlygas visiems, įskaitant ir žmonės su negale, užsiimti jėgos bei aerobinėmis treniruotėmis. Projekte Sveikas senėjimas dėmesys bus skiriamas ir socialinėms iniciatyvoms. Numatoma organizuoti mažų grupių treniruotes su profesionaliais treneriais. Be sporto veiklų nuo sausio iki gegužės bus organizuojami ir mokymai senjorams, pristatant gyvenimo istorijų pasakojimo metodą. Projektas, kurio bendra vertė siekia 37 300 eurų, buvo finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Pastarąją savaitę nuo gripo mirė 5 žmonės, dar 3 pražudė koronavirusas, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Centro duomenimis vienas nuo gripo miręs asmuo priklausė 70–79 metų amžiaus grupiai, 4 – 80–89. Visi turėjo lėtinių ligų ir nebuvo skiepyti nuo sezoninio gripo. Tuo metu nuo koronaviruso mirę žmonės priklausė 60–69, 80–89 ir vyresnių nei 90 amžiaus grupėms. Pastarąją savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis COVID-19 rodiklis padidėjo ir siekė 1597,3 atvejo 100 000 gyventojų. Mažiausias sergamumas registruotas Utenos apskrityje, didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminį sergamumo lygį pasiekė 19 savivaldybių. Iki šios dienos nė viena savivaldybė epidemijos nėra paskelbusi. Įmonė Panevėžio keleivinis transportas per paskutiniuosius metus įgijo naujų patobulinimų, iš kurių buvo pristatyta nauja LE bilieto sistema, atnaujinti mažiau taršesni autobusai bei atnaujintos stotelės. Ką mano apie tai panevėžiečiai? Šiaip viskas tvarkoje, tik tai svarbiausia, kad jisai skubotai nepravažiuotų, nes žmogus atėjęs į stotelę tikisi autobuso, jis jau pravažiavęs. Tai vienintelė bėda. Ar dažnai jau taip susidurėte? Dažnokai. Visai gerai, patogios sėdynės, šilta, gera. Sakyčiau, visai neblogai. Reguliariai važiuoja autobusai, nevėluoja. Ne, va dabar ta sistema gera, su kortelė, viskas tvarkoje. Bet šiaip, yra visokių niuansų. Žmonės pagyvenę, jie paprasčiausiai, jie sunkiai orientuojasi tame dalyke. Kaip pavyzdys yra pirkimas draugui bilietėlį. Aš ir pats pirkau draugui bilietėlį ir kažko nedaspaudžiau, kažko nepadariau, kontrolė liko ir mane nubaudė. Jo, naudoju šiaip patogiau negu ir pigiau būna ir patogiau tiesiog su kortelė atsiskaitai ir viskas. Žiūrėt, kažkaip talonas anksčiau būdavo turi rankoje ir čia jau, kaip sakant, yra įrodymas. Bet šiaip to nereikia, su popierizmu, kaip sakant, nereikia, nesimeta niekur. O kaip vertinti vairuotoją ar keleivių kultūrą? Kartais tik tai, kad vairuotojai rūko autobuse, tai gal po tokių nepatogu. Taip, nesiskundžiu. Pirmadienį, sausio 20 dieną apie 19 val. Panevėžyje Biliūno Meistrų gatvių sankryžoje policijos pareigūnai sustabdė 54 metų panevėžietį, vairavusį automobilį Toyota Corolla. Vyrui patikrinimo metu nustatytas 1,66 promilių girtumas. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Savaitgalį panevėžietis suradęs skelbimą internete ir už automobilio pavarų dėžę į pardavėjo banko sąskaitą pervedęs 310 eurų, prekės negavo. Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. 53 metų panevėžietė, norėdama prisijungti prie internetinio tinklalapio, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti 4600 eurų. Dėl galimo sukčiavimo Panevėžio policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Mūsų muziejus jau 100 metų tyrė Panevėžio istoriją ir skleidžia informaciją apie ją. Didžioji dalis žinių, kurias panevėžiečiai žino apie miesto praeitį, yra arba mūsų darbo rezultatas, arba mūsų darbo trūkumai. Mes juos žinome, kaip juos likviduoti ir žinome savo veiklos perspektyvas ir dirbame gerindami šitą būklę. Tai reikalinga tam, kad priminti ir mūsų istoriją. Sveikinu kolegos, sveikinu visus su mūsų švente. Trečiadienį Panevėžyje vietomis nedideli krituliai, kai kur rūkas, plikledis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną pietinių krypčių 2–7 m/s. Žemiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, aukščiausia diena 0,5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną vakarinėme šalies pakraštyje kai kur nedideli krituliai. Vėjas pietų pietryčių, naktį 4–9 m/s. Dieną 8–13 m/s. Pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Dieną 0,4 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį daug kur dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Vėjas pietryčių pereinantis į pietų pietvakarių 8–13 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Dieną 0,5 laipsniai šilumos.